Šių Monika seksualus vardas labai toks, žinai? Nu, toks griebiantis už galvutės. Kosa? Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Ar aš kalbu su Monika? Taip. Labas, Monika. Labas. Artūras tau skambina. Malonu. Nepyk, kad trukdau tokį vėlyvą vakarą. Ne, nepykstu. Monika, yra toksai klausimas man kilęs tau. Supranti, draugai man iš tikrųjų kaip gero norėdami davė tavo telefono numerį, sakė, kad tu gal visai galėtum pagelbėti. Kuria prasme? Kuria prasme, aš tau paaiškinsiu labai paprastai. Man reiktų tavo patarimo. Nu. Ar galėtum man patarti? Nu. Tu juokiesi, taip galvoji, tai nerimta? Kodėl tu manai, kad tai nerimta? Tai labai rimta. Man asmeniškai tai labai svarbu. Aš supratau, bet tavo tonas juokinu. Nu, klausau. Monika, kaip nesupratau? Klausau. Monika, žiūrėk. Esmė tokia, kad pastaruoju metu aš kažkaip tai kuo toliau, tuo dažniau susidariu su tokia psichologinė problema, iš tikrųjų. Tu juokiesi, žinok, aš tikrai užsigošiu, užsidarysiu savyje ir niekam nebeatskleisiu. Tu esi mano vienintelė viltis, iš tikrųjų. Monika, prašau maldauju, nesijuok. Aš nesijuokiu. Monika, aš girdžiu, kad tu tiesiog iš manęs tyčiuosi. Ne, nu gerai, aš klausau. Na, aš tiesiog, dabar jausiuos kaip ligonis, aš nežinau, kas čia dabar bus. Na, kaip tu taip gali elgtis su žmogum? Tu esi visiškai beširdė. Atsiprašau. Monika, tu esi visiškai beširdė. Tu neįsivaizduoji, ką tu verti mano gyvenimą. Mano gyvenimas dabar tiesiog, nevertas neskatiko. Kad tas tavo draugas Linas. Kaip sakai? Sakau, turi įtarimą, kad tas tavo draugas Linas. Linas? Ne Linas. Tai kas? Turiu tokį draugą dar Joną. Joną Nainį. Nepažįsti? Ne. Jonas Nainys man davė tavo telefoną numerį. Juokas juokais, ar ne? Atsiprašau. Žinai, iš tikrųjų iš dalies gal tai ir gerai, kad tu juokiesi. Nu, va, matai. Nes man nuo to šiek tiek lengviau, bet tikrai nesmagiau. Tai tau turi būti irgi smagiau. Bet žinok, man ant tiek spaudžia širdį, kad aš, tiesiog norėčiau tau atsiskleisti ir paprašyti tavo patarimo, o tu... Aš klausau. Bet tu juokiesi, žinok, aš tikrai negaliu susikaupti. Va, matai, ir vėl. Na ką kuo aš tave juokinu, savo, kuo? Matai, tu nežinai, ir aš irgi nežinau, bet tu neįsivaizduoji, tu man kaip peiliu durstai dabar. Peiliu tiesiog durstai. Kad tu žinai, gal aš verkiu? Nemanau, kad tu verki, žinok. Nors man ir dabar, žinok, yra jau 18 metų, aš tikrai skiriu žmonės. Kiek tau metų? 18. Eik tu. Taip. Neatrodo. Rimtai, tu mane matai? Girdžiu. Girdi. Nuostabu. Nu gerai, aš tavęs klausau. Monika, žiūrėk, yra toksai dalykas. Pastaruoju metu aš vis dažniau ir dažniau pagaunu save, krapštydamas razinkas iš užpakalio. Labas, Monika, radistai. Labas, Monika, radistai trukdo. Tiesioginė metė. Klausyk, o tu taip pat ir lovai mylėdamas į kiekinį, ne? Ne? Bet jaučiu spiegį, kad net trečiam aukšte girdisi. Gali būti. Tokių linksmų plaučių, Monika, ar ne? Jo. Labai džiugu, tai sveika mergaitė esi. Labai. Tai pasijuok dar, pajuokina. Tikrai. Žiūrėk, aš pirštą, Monika, rodau. Gal tu apsirūkius? Ne, aš manau, tiesiog labai linksmai yra. Ar tu tiesiog gal linksmai leidai laiką dabar? Ką tu veiki? Ne, žinot, aš taip pakeliu ragelį ir man toks kunigo balsas. Tikrai, aš irgi juokčiau, žinau. Oi, jau seniai dar taip nebuvo nieks praeiti. Rimtai, tai smagu girdėti. Smagu, tai ką, linkėjimai tau nuo Zip FM radistų. Labai ačiū, visą gerą. Gerą vakarą, te. Iki. Nufysna mergaitė. Oi, prajuokino, matai. Aš nesijuokiu. Bet žinai, sak, gal aš verkiu. Bet, klausau. O tavo balsas tikrai kaip gėjuko.